Šeštadienį Vilniuje buvo galima išvysti neeilinį reginį. Prisirišę specialiomis virvėmis, nuo Europos verslo centro pastato šoko ekstremalių pojūčių mėgėjai Arvydas ir Evelina. Šie du šuoliai su virve – Lietuvos rekordas. Labai daug merginų, kurios užsiėma ekstremalių sportų. Čia yra viena iš sporto šakų. Vienas pasirenka parašiutus, yra merginų, kurios laksto motociklais, aš šokinėju. Tai buvo pats įspūdingiausias mano šuolis per visą karjerą. Visi žino, kad žmonės šokinėjo kažkada nuo televizijos bokšto su guma, tai kaip matėte, šiandien mes šokom su virvėmis. Tai yra du skirtingi dalykai. Tarkim, lyginant su pastato aukščiu, su guma šokant, prakrentama labai mažai ir tempiamasi gana daug. O šokant su virve, tiesiog šuolio gale amortizuojamas visas smūgis, ką matėte šiandien. Tai reiškia, padaroma virvių sistema, kuri amortizuoja smūgį ir žmogus nejaučia absoliučiai jokio smūgio ir išnaudoja visą laisvą įmanomą kritimą. Jei Lietuvos rekordus registruojanti agentūra Faktum rekordo visgi neregistruos, vadinamoji rope jumping užsiimantys jaunuoliai nenusimena. Palaukime rugpjūčio vidurio, kai mes važiuosime į Norvegiją ir su rusų komanda pasieksime pasaulio rekordą ir tada galėsime agentūrai Faktum įrodyti, kad Ginesas visgi užregistruoja. Šuoliai nuo dangoraižio užbaigė prieš tai visą dieną vykusias ištvermės varžybas Vilnius Challenge 2009.